Dovanok vyšnią. Vyšnių trešnių kauliukų paruošimas. Mums labai svarbu juos visus tvariai paruošti, kad būtų higieniškai švarus ir nuo kaulo esanti mėsytė kuo geriau pasišalintų. Kaip gali tu prisidėti? Papasakosiu istoriją taip, kaip daroma mes, ir jeigu tu esi tas kontrolis, kviečiu prisidėti lygiai taip pat. Turime kauliukus, turime atskirą indą, į juos mes įveriame, laikome užmerktus iki 2 parų kartu esantame dubenėlyje, inde esantis skystis kartu su druska, kad visas esantis kiekis kuo geriau dezinfekuotųsi. Po 2 parų beriame į atskirą katiliuką, juos verdame aukštoje temperatūroje iki 2 valandų ir po to visą esamą kiekį į atskirą dubenėlį, indą, kibirą, tai kas jums patogu, beriame ir su vėsiu vandeniu juos šveičiame. Ir taip mes turime tvarų, švarų, be mėsytės kaulą, kauliuką, kurį galime tvariai panaudoti kompresiniam pagalvėliam. Bet jeigu tu esi tas žmogus, kuris nori prisidėti ir turi kauliukų, tai kviečiame tave nuplauk po tekančiu vandeniu, po kranu, kad tas kauliukas suminkštėtų, šiek tiek nusivalytų mėsytę, būtų dezinfekuotas ir padėk ant palangės ar kažkokioj atviroj vietoje, kad jis sausas, išdžiūvęs atvyktų pas mus ir bendrame kupetoje su visais kitais atkeliavusiais kauliukais galėtume mes jį tvariai paruošti. Tai kviečiu keliauti arba tuo ilgu keliu, arba būk fainas, geras, nes tu toks ir esi, nuplauk juos, šiek tiek palik, kad kažkur jie aplinkoj išdžiūtų ir atkeliauja pas mus, kad paruoštumėm pagalvėlės stokojančių šeimų vaikams, jas dezinfekuotas, švarias ir kuo geresnės visų mūsų meilės. Ačiū tau.